Sveiki, su jumis sveikinasi aš Dovilė ir šiandien kalbiname socialinių mokslų daktarę Austėją Landsbergienę. Interviu su lyderiais, tema apie moksleivio dienotvarkę ir aišku tai, kas yra dabar aktualiausia, kaip susitvarkyti su ta visa dienotvarkė ir su vaikų ožiukais, kai nieko nesinori daryti. Sveiki. Labą dieną. Tai iš tikrųjų prasidėjus mokyklai neišvengiamai susidurėme ir su to pasipriešinimu vaikų ir galvosukiu, ką čia daryti, kaip planuoti, nes ir iš mokyklos ar darželio ateina tie užklausos ar ne pasiūlymai, kad gal ten, neikit gal ten. Ir kaip teisingai suplanuoti, ar tėvai turėtų planuoti, ar leisti vaikam pasirinkti? Ir taip, ir taip. Dėl to, kad labai svarbu, koks tas vaikas yra ir ar jis adekvačiai save vertina. Dėl to, kad kuo mažesnis vaikas, tuo sunkiau jam save ir savo jėgas adekvačiai vertinti. Yra vaikų, kurie yra uždaresni ir jiem galbūt atrodo, kad jiem labai patiks, bet nuėję į užklasinės veiklos užsiėmimą, jie labai pavargsta. Be to, kad dar visą dieną arba darželėje, arba mokykloje buvo naujas kolektyvas, naujos taisyklės, nauja sistema ir jie tiesiog pervargsta. Ir jie būna tokie pervargę, kad vakare dėl visko pyksta, verkia, atsikalbinėja ir atrodo, kas tam vaikui nutiko. Klausi, gal blogai darželėje, negerai, gal blogai mokykloje, negerai, gal blogai būrelėje, gerai būrelėje, visur gerai, bet vaikas tiesiog jau net užmigti nebegali. Tai reiškia, kad turbūt vaiko nervų sistema yra perkrauta ir jo užimtumas yra per didelis. Ir tada jau žinoma, mes tėvai turėtume priimti sprendimą, net jeigu vaikui ir labai patinka ir jis net rauda, kaip jam patinka, bet tiesiog dėl vaiko poilsio pasiūlyti galbūt jam, kad žiūrėk, bet mes tada kartu pažaisim stalo žaidimą, sudominti jį kažkuo, kur ta perkrova bus mažesnė, lukterti, gal ypač jeigu vaikas mažas, kartais užtenka ir kelių mėnesių, kartais pusmečio, kartais ir metų prireikia, bet iš principo, tiesiog tėvai, aš visada sakau, tėvai visieną, bent jau turėtų geriausiai pažinoti savo vaiką. Gali pasitarti su darželio auklėtoja ar auklėtoju, ar su mokyklos mokytoja ar mokytoju, bet visieną tėvai dažniausiai geriausiai pažįsta savo vaiką. O dabar kalbant apie tą būrelių kiekį, kiek yra normalu prieš mokyklinukai ir jau mokyklinio amžiaus vaikui lankyti jų? Kai kalbame apie vyresnius vaikus, tai vyresnis vaikas jau pats gali realiau įvertinti, ypač tie vaikai 12 ir vyresnių metų. Jau jie nebesirenka būrelio, kaip mažuliai, kad dažnai tai būna draugas eina, tai ir aš labai noriu, ten labai faina mokytoja, tai aš dėl to ten eisiu. Jų pasirinkimai labai dažnai susiję su emocija. Ten atėjo būrelio vadovė, man ji labai patiko, ar vadovas, ir aš jau noriu lankyti tą būrelį. Ir tai jokių būdų nėra blogai, bet mažam vaikui reikia padėti ir atrasti tas veiklas, kurios jam tinka, kurios jam teikia džiaugsmo ir tuo pačiu padėti įvertinti jo galimybes. Čia kalbant apie mažesnius vaikus, o pavyzdžiui, jeigu yra vyresnis vaikas jau paauglys ir tėvai mato, kad jis turi stiprių savybių vien muzikoje ar piešime ar kitose dalykuose, bet jis tiesiog matosi tingi, geriau taip stosiu ant sofos, pažiūrėti teliką, taip sakant, žinoma, žargoniškai kalbu, bet jie nori tiesiog nieko nedaryti, bet tėvai mato, kad tikrai galėtų būti puikus dailininkas ar muzikoje stiprus ar kitose srityse. Čia yra dvi stovyklos mokslininkų. Vieni sako, kad vaiką reikėtų labiau spausti, kiti sako, kad reikėtų labiau atsižvelgti į tai, ko nori vaikas. Mano pozicija yra tokia, kad tai priklauso nuo konkretaus vaiko. Pavyzdžiui, jeigu vaikas yra, tikrai ten genialus muzikas, bet ne tai, kad jam sekasi ir jis baigs muzikos mokyklą, bet toks, kur gali groti su orkestru tarptautinėse salėse ir visa kita ir staiga užsispiria, kad mesiu. Tai tada jau aš bandyčiau eiti taip, kad žiūrėk, pabaigiam šitos metus, pasižiūrim, pabaigiam dar vienus metus, pasižiūrim, tiesiog, kažkaip laviruoti, kad vis dėlto, jeigu vaikas jau turi
nepaprastai išreikšto talentą, na, kur jau tikrai ne tik mamai ir ne tik močiutėje atrodo, kad vaikas talentingas, o visiems jį supantiems, na, tada jau man visada atrodo, kad žmonija labai prarastų, jeigu toks žmogus, na, neitų ten, kur jisai turi didžiulį pašaukimą. Bet jeigu vaikas tiesiog turi gerus gebėjimus, tai nemanau, kad prievarta yra labai sėkmingas metodas. Čia irgi labai susijęs su šeimos taisyklėmis. Na, pavyzdžiui, mūsų namuose buvo taisyklė, kad vienas būrelis turi būti kūnui, kitas turi būti galvai. Tai vadinasi, na, sportui ir sportui ir kažkas, na, kur tu turi mąstyti, kažką tu turi, na, sugalvoti ir taip toliau. Tai mūsų vaikai visada žinojo, kad jie niekada negali ateiti su diskusija, ar jie lankys sporto būrelį ar ne. Bet jie gali ateiti su diskusija kokį. Tai tarkim, mūsų 3 vaikai visą gyvenimą iki pat mokyklos pabaigos atlankė baseiną ir nepaprastai tuo džiaugiasi ir tikrai puikūs rezultatai buvo ir visa kita. Bet mūsų vienas vaikas nusprendė, na, kol mes priėmėm tą sprendimą, lankė baseiną, kai atėjo paauglystė ir pradėjo galvoti, ko nori, tai buvo ir kovos menai, buvo ir sporto salė, bet tokie tikslingi užsiėmimai. Tiesiog žino, kad apie tai ar sportuoti diskusijos namuose nebus. Bet ką gali pasirinkti. Bet man dabar labai įdomu paklausti. Tai prieš tai kalbėjote apie ribų brėžimą, tai čia galiu pritaikyti. O ką sakyti vaikui, jeigu sako, aš nelankysiu nei sporto būrelio nenoriu, nei ten mąstyti, aš nenoriu, aš nieko nenoriu daryti. Kas tada jam gresia? Ar kažkas, kaip tas ribos nustatomos? Aš manau, kad tai labai priklauso nuo to, kada tos ribos yra užbrėžiamos, nes vėlgi vaikai labai pradeda jas bandyti paauglystėje ir jeigu ribos buvo neaiškios iki tada, tai vaikai jas labiau ir bando. Mes šeimoje nesam susidūrę su tokiu, o aš tikrai nedarysiu. Dėl to, kad mūsų namuose taisyklių būdavo nedaug, bet jos būdavo be diskusijų, jos būdavo ne diskusijų objektas. Tai mūsų vaikai niekada nėra atėję, aš prisimenu mūsų dukrą pradinėje mokykloje, viena iš dukrų, į kiekvieną baseino treniruotę važiuodama verkdavo. Ir mes su ja visada labai gražiai šnekėdavom, labai gražiai diskutuodavom, aš jos palaukdavau ir visa kita, bet pirmą 1 mėnesį, tada 2 mėnesį, tada pusmetį, tada viską. Ir mes buvom sutarę, kad galės rinktis kitą sportą, kai išmoks plaukti. Bet aišku, kai išmoko plaukti, tada jau pasidarė smagiau plaukti. Ir tada jau keletą metų puikiai plaukė. Bet tą ribą bandė siaubingai. Siaubingai bandė. Jai tiesiog buvo nemalonu, kad ji, nemoka plaukti, kai aplink jau vaikai moka geriau. Tai mes labai daug šnekėjome apie tai, kad jeigu pradedi, reikia pabaigti, kad reikia įveikti save ir taip toliau ir panašiai. Ir jinai turėjo tą, išklausytoją ir tą malonių balsų kalbantį suaugusį, bet tvirtą. Tai man atrodo, kad, jau kai prasidėjo paauglystė, jam nebuvo... jie žinojo, kad jeigu su tėvais yra taip sutarta, tai taip yra sutarta. Ir kai tėvai ateina, tai sakau, tai matyti jau buvo ir vaikystėje, kad tu saldainių niekada nevalgysi, bet šiandien imk. Jo. Tai ką daryti, jeigu buvo pavėluota, ar ne? Ir dabar jau norisi tas ribas nubrėžti. Ir kalbant ir apie mokslus, apie būrelių lankymą, kaip į ritmą sustatyti visus šachmatus. Tai tiesiog reikia turbūt susitaikyti su tuo, kad jeigu mes nebrėžėme aiškių ribų, tai pradžia bus sunki. Nes vaikas nesupras, kas įvyko. Čia aš buvau ponas, čia aš vadovavau visam festivaliui ir staiga atsiranda naujas festivalio direktorius. Ir niekam nėra malonu būti pažemintam pareigose. Tai natūralu, kad buvęs direktorius ar direktorė šeimos audringai dėl to išgyvena, kad staiga jau, nebe jie vadovauja procesui. Bet labai labai svarbu tuo metu, nepradėti kelti balso ant vaiko, ar ne? Ten, jeigu vieną kartą kitą paslystam, turbūt ne pasaulio pabaiga, bet tiesiog nepradėti su vaiku kalbėti piktai ir šaukiančiai visą laiką, ar ne? Kiekvieną kartą, kai vaikas vėl pabando ribą. Nes aišku, jis nori pabandyti, jis nesupranta, kas įvyko. Ir jis bandys. Vienas vaikas 5 kartus, kitas 15, bet kitas galbūt 55 kartus, kol supras, kad
viskas. Čia yra naujos ribos, kurios buvo nubrėžtos ir dabar bus taip. Bet irgi reikia, ypač jeigu jau staiga tėvai atsibunda, kai vaikas yra vyresnis, tai aš jau tada visada labai rekomenduoju pažiūrėti, koks tas vaikas. Nes iki mokyklinukam visiems galima brėžti ribas ir visiems galima labai aiškiai, dėl to, kad jiem yra tėvai milžiniškas autoritetas ir jie labai greitai, supranta, kaip viskas veikia. Tuo tarpu paaugliai jau, nesinori to vaiko ir sulaužyti, ar ne? Tada reikia pasirinkti, kurie bus jau tie nediskutuotini dalykai, o ne tai, kad nebuvo nei vieno ir staiga atnešėm 10. Tai tiesiog pradėti nuo kelių, kurie iš tiesų jums yra patys svarbiausi. Dabar, kalbant apie vaiko dienotvarkę, tai aišku, neišvengiamai yra didelį vaidmenį vaidina socialiniai tinklai ir telefonai ir visi išmanūs įrenginiai. Tai kokią įtaką jų produktyvumui ir motyvacijai, nes ten visko prisižiūri, būtent daro tie socialiniai tinklai? Milžiniška ir tikrai negera. Ir apie tai jau, jeigu prieš 5 metus mes dar tik spėjome, tai šiandien jau yra tikrai nemažai mokslinių tyrimų, kurie yra įrodę, kad netgi visa psichinė sveikata ar jos stygius, ar ne, dabar mes labai daug kalbame apie tą psichinę sveikatą ir kodėl dabar ypač paaugliai jaučia ir daugiau nerimo ir yra labiau pasimetę ir taip toliau ir panašiai. Tai viena iš priežasčių be jokios abejonės yra socialiniai tinklai ir jų naudojimas. Ir aišku, yra ir tėvų, ir vaikų, kurie ginčijasi su tuo ir sako, bet aš žiūriu labai gerą turinį. Deja, algoritmai nėra pritaikyti labai geram turiniui ir tu turi būti labai brandus ir labai atsakingas žmogus, kad sąmoningai pramėtytum prastą turinį. Jis tiesiog automatu įsliūkina, net jeigu tu bandai, mes nedarėme keletą patys tokių eksperimentų, su TikToku, žiūrėdami, ką siūlo vaikams. Tai labai greitai pradeda siūlyti netinkamą turinį, nors atrodo, taigi žiūrėjau, tai prasmingą turinį. Tai kadangi vaikas nėra dar pajėgus, ar jaunas žmogus nėra dar pajėgus, nes jo kaktinės smegenų sritis dar nėra subrendus, visiškai racionaliai išmąstyti ir spręsti tas problemas ir tuos iššūkius sąmoningai, tai natūralu, kad socialiniai tinklai daro ir daug žalos. Tai turėtų būti ir su vaiku kalbama, daug kalbama apie tai, net kai jam nepatinka, net kai jis priešinasi ir ypač apie jaunesnio amžiaus vaikus, tai tikrai turi būti ribojama. Bet dabar kalbant apie tą ribojimą, tai vėlgi, kur yra ta riba, nes yra paauglių, iš kurių, sakykime, jeigu jisai visiškai nevaldomas ir tą telefoną dieną naktį ir nueina apsimiegojęs į mokyklą, esu skaičiusi tiesiog Facebook grupėje tėvų diskusiją, kad sako, atėmiau aš tą telefoną jau, žodžiu, susinervino mama. Ir jisai, aišku, trenkė durim, sako, paskambinsiu vaikų teisės, čia psichologinis smurtas, tu negali to daryti, čia mano daiktas, priklauso man. Ir, žodžiu, prasidėjo netgi grasinimai. Tai vat... Mano giliu įsitikinimu, jeigu tėvai pirko, tai čia yra tėvų daiktas. Ir jie turi tikrai pilną teisę jį atimti. Ir kažkas yra disfunkcinio šeimoje, jeigu vaikas taip leidžia savo pasakyti tėvams, ar ne? Ir tėvai vėl turi labai susirūpinti savo ribų brėžimu. Nes matyt, tiek buvo jau tas vaikas išmylėtas, išpopintas, kad vaikas nebesupranta, ką tėvai privalo ir ko tėvai nebeprivalo. Tėvai privalo, kad vaikas nebūtų alkanas, ne? Tėvai privalo pasirūpinti, kad vaikas turėtų kuo apsirengti. Bet, nėra parašyta, kad vaikas privalo apsirengti Nike bateliais ir ten, nežinau, kažkokia kita suknelė, ar ne? Ne, tai turi būti suknelė ir tiesiog suknelė. Lygiai taip pat su maistu, tai neturi būti nei Michelino restorano maistas ir net ne McDonald's, tai gali būti tiesiog puikiausiai mamos ar tėčio sukočioti kotletukai.
Tai esmė yra ta, kad mes, man atrodo, su vaikais truputį per mažai kalbame apie tai, kas yra tai, ko aš noriu ir kas yra tai, ko man reikia. Nes tau reikia tų dalykų, kur būtent mes suaugę turime užtikrinti jo teisę į mokslą, jo teisę į saugumą ir taip toliau ir panašiai. Mes tikrai neturime užtikrinti jo teisės į socialinius tinklus, nes tai net nėra teisė. Tai čia yra susiję matyti su daug, su aplinka, su draugais, kurie daro įtaką. Bet ir aišku, buvo kažkada pamintas tas pagarbos pamatas, matyti, kad... Ir autoritetas. Ar net tėvai nebėra autoritetas. Jeigu vaikas grasina tai, kad, pasitaiko tokiu atveju, kai vaikas labiau užpyksta ir pasako kažką pikčiau arba ten trenkia durimis, bet tai yra reti pavieniai atvejai, tai yra normalu. Ką jau kalbėti apie vaiką, kai net mes kartais prarandam savitvardą, ar ne? Tai tada tiesiog, kai vaikas nurimsta, mes nueiname į kambarį ir kalbame, žiūrėk, man buvo labai nemalonu, kai tu, tarkim, pasakėjai, kad mes esam blogiausi tėvai pasaulyje. Dėl to, kad mes nesame blogiausi tėvai pasaulyje ir aš tau galiu pasakyti, kodėl. Ir dažniausiai tai ir baigėsi tuo, kad taip, aš pasikaršiavau, nieko tokio, apsikabinam, viskas gerai. Bet su vaiku turi sekti pokalbis po netinkamo elgesio. Ką aš labai dažnai matau, beje, ne tik su tėvais, bet ir su mokytais, kad vengiama nemalonių pokalbių su vaiku. Ar ne, vaikas praėjo šiukšlę ir mokytojas vietoj to, kad sustabdytų mokinį, kad jis pakeltų šiukšlę, pakelia pats. Ir man atrodo, bet tugi turėjai jį sustabdyti ir jam pasakyti, kad pakeltų, nes tik taip jisai mokysis, kad negalima praeiti pro numestą šiukšlę. Bet tiesiog mes taip pradėjome vengti nemalonių situacijų su vaikais, kad net jau ir mokykloje mokytojai kartais nebedrįsta brėžti ribų. Atsibosta kartoti tą patį, matyt, čia yra toks... Bet čia yra mūsų pareiga. Ta pati pareiga buvo mūsų tėvų, mūsų senelių. Aš nežinau, bet net man mama yra sakius, kad jai atsibodo kartoti, kad susitvarkyčiau savo kambarį. Net yra taip man ir pasakiusi. Bet tai nereiškia, kad aš galėdavau jo nesitvarkyti, nes mama ir vėl kartodavo, kad reikia jį susitvarkyti. Tai dabar kalbant apie tą dienotvarkę ir problemą dėl telefono, kas, manau, aktualu yra daugeliui tėvų. Tai mokinys, dažniausiai paaugliai, jau grįžta iš pamokų, užsidaro savo kambarį, nori savo privatumo, nesvarbu tas kambarys apjauktas ar ne, ar ten chaosas. Ir sako, darau pamokas, pavyzdžiui, ar ne? Bet mama užeina, mato, kad ten skrolina tą telefoną. Tai ar tokiu atveju galima atimti iš to paauglio, ar čia bus pažeistos jo teisės? Jo teisės nebus pažeistos tikrai, bet čia ir reikia susitarti šeimoje. Ar tą darysime visi suaugę, ar ne? Nes jeigu, tarkim, mama darys, o tėtis nebedarys, ir jeigu ten vaikas rėks, tai ten vos ne kitas tėvas pradės rėks, tai ko tu iš jo atiminėjai, tai jau geriau tada net to nedaryti, nes tada tik dar daugiau nerimo ir chaoso įnešite. Bet jeigu visi sutarė, tai tikrai gali būti viena iš priežasčių. Mūsų vienas iš vaikų yra praradęs ir telefoną, ir kompiuterį, kai buvo dar mokykloje. Dėl to, kad nepaisė limito. O kadangi mes galėjome patikrinti limitą, tai tiesiog buvo konfiskuotos visos elektroninės priemonės. Aišku, tai jau buvo anksčiau. Dabar jau jisai yra studentas ir visa kita. Bet pats dar puikiai prisimena, kad tai buvo atsitikę. Bet mes su vyru laikėmės labai vieningos pozicijos, kad tai yra mūsų šeimos taisyklė. Kad tu turi paisyti limito, kuris yra nustatytas, o limitas yra nustatytas pagal rekomendacijas, ar ne? Pagal tuometinės rekomendacijas, kokios buvo, kad vaikas neturėtų praleisti daugiau kaip 2 valandų prie ekrano. Ir jeigu tu praleidi daugiau kaip 2 valandas prie ekrano, mes tavim pasitikėjome, tu sulaužiai pasitikėjimą, viso gero kuriam laikui. Kad tu pagalvotum apie tai ir kitą kartą, kai jau bus atgautos tos priemonės, jau tada, nežinau, užsistatytum tame pačiame telefone, užsistatyk žadintuvą. Taimerį po 2 valandų suskamba ir išjungi. Lengva? Ne, bet taip ir ugdoma valia, ir laiko planavimas, ir taip toliau ir panašiai. O dabar ką daryti, jeigu tėvai susiduria su paauglio pasipriešinimu, kai jis neatlieka pareigų, o nori naudotis visomis teisėmis?
Tai čia yra normalu, visi paaugliai nori naudotis visomis teisėmis ir turėti kuo mažiau pareigų. Bet tada reikia labai, labai aiškiai turėti sistemą. Jeigu taip, tai taip. Na, pavyzdžiui, vėlgi, lengviausia visada visi per pavyzdžių supranta. Tai mūsų namuose visada būdavo taip, kadangi savaitės eigoje mes visi dirbame, visi užsiėmę, tai visi skalbiniai yra išskalbiami, sulankstomi ir tiesiog padedami vienoje vietoje. Penktadienio vakarą turi toje vietoje nebūti nei vieno skalbinio. Jeigu yra bent vienas, tu niekur negali eiti su draugais. Ir jie visi turi ateiti, nes mes vaikų turime daug, visi 4, jie turi viską išsirūšiuoti, nunešti ir susidėlioti į savo spintas, ar ne? Nes, mama nėra tas žmogus, kuris čia jau paaugliams viską lankstys ir dėlios į spintas. Jie turi tą viską pasidaryti patys. Ir yra buvę situacijų, kur negalėjo išeiti su draugais. Ir buvo ašarų, ir pykčio, ir pažadų, kad aš šeštadienio ryte susitvarkysiu ir visa kita. Ir mes sakėme, mes buvom susitarę. Tau buvo aišku, kas tau yra čia neaišku. Ir be to tai neužtrunka, aš suprantu, jeigu tai būtų, nežinau, ten 5 hektarų išravėjimas, ar ne? Ne, čia galima tą padaryti per 10 minučių. Tai tu, jeigu pamiršai tą padaryti ketvirtadienio vakarą, tai tu penktadienį užsistatyk žadintuvą 15 minučių anksčiau ir tą padaryk. Bet aišku, po poros kartų tai nebesikartoja. Tai tiesiog labai labai aiškios, jeigu taip, tai taip, nes aš sakau, tu nieko nesusitvarkėjai, mes turime taisyklę, kad viską reikia susitvarkyti, tai dabar penktadienio vakaras, kam turi būti skirtas? Tvarkymuisi. Lieki namuose ir viską susitvarkai, ir jeigu dar ir dabar nesusitvarkai, tai dingsta ir šeštadienis su sekmadieniu. Bet labai labai aiškios tvarkos ir taisyklės. Ir mūsų vaikai kažkaip dar visai neseniai prisiminėm, nes kai buvo pandemija, mes turėjome tokią taisyklę, kad šeštadienio rytą visi tvarkomės. Ir aš atsibusdavau anksti ryte ir surašydavau sąrašą, ką reikia padaryti namuose. Ir tada, kas pirmas atsibunda, ateina ir išsirenka savo kelis darbelius ir taip toliau. Ta prasme, vienodas skaičius darbų visiems, bet pirmas atsibudęs renkasi, pirmus, antras atsibudęs, jie nesengdavosi pirmas atsibusti, kad pasirinktų tai, ką nori. Ir visi žinodavo, kad iki pietų viskas turi būti baigta. Ir visai neseniai dukros sako, aš kaip nekenčiau tų šeštadienių, bet sako, bet kaip būdavo faina, sako, ir dabar žiūriu atgal, visi žinojom, ką padaryti. Niekas nesipešėm, niekas nesiginčiam. Buvo žiauriai aiški taisyklė. Atsibundu, randu sąrašą, pasižymiu ir padarau iki pietų. Bet jūs taip kalbat, lyg viskas buvo kaip sviestų patepta klausant, nes nejaugi nebūdavo, paminėjot keli, kad supyko ar ne atvejai, bet nebuvo tokio pasipriešinimo, kad guli, skrolina telefoną, nenori keltis, nenori tvarkyti, reikia priminti, ar ne panašiai? Žinoma, yra buvę, kad reikia priminti, bet kažkaip, vieną kartą primini, antrą kartą sakai, žiūrėk, čia jau paskutinis priminimas. Ar ne? Ir viskas. Ir dar ką aš labai dažnai tėvams kartoju, kad tarkim, vėlgi, ko mes labai dažnai norime, kad vaikas ten vos ne iškraustytų indaplovę arba suplautų indus su didžiausia šypsena ir su daina. Tai aš visada tėvų klausiu, tai ko jūs norit? Ar kad jis išplautų indus, ar kad jis tą su šypsena padarytų? Negali visko turėti. Tai aišku būdavo, kur ten krausto indaplovę ir terkšt, ir net atrodo jauti, tvyro tas pyktis ore, nes aš ten 2 kartus priminiau ir sakiau dabar, kai man sakė, bet aš vėliau. Ir sakau, ne, turi iki vakarienės tą padaryti, ar ne, nes mes turime tokią taisyklę. Ir ateina ir ten taip jau per milimetrą vos nedūšta viskas, kaip ten jau bando parodyti. Aš savo ramiai skaitau knygą ir nieko nesakau. Nes man svarbiausia, kad iškraustytų indaplovę, o ne iškraustytų su šypsena. Ir tada, kai iškrausto ir jau eina pro šalį ten visa tokia, aš sakau labai ačiū. Bet čia darbas su savimi, čia yra darbas su savimi, dėl to, kad mes turime modeliuoti tą elgesį, kurį po to norime, kad jie atkartotų su savo vaikais. Kad neklyktų ten ant jų, ne dar kažką. Ir sakau, ar yra buvę, kur jau ten atrodo pats išsproksi. Ir net yra buvę, kur ir prarandi kantrybę. Bet tiesiog tada, ir gražini save atgal. Atsiprašau, kad pakėliau balsą. Mane žiauriai suerzino, kad aš turėjau tavęs šitiek kartų prašyti. Dėl to, kad mes turim susitarimą. Ir tada ir vaikui aišku, kad
kad susitarimai yra galiojantis, o ne šakėmis ant vandens rašyti. Tuo labiau, kai yra daug vaikų, nes vienas paskui kitą gali palaikymo sulaukti. Taip. Ir būtent, kad jeigu tu vieną kartą paslysi, mes su vyru visada kalbam apie tai, kad mūsų yra dvigubai mažiau negu jų. Dėl to mūsų namuose tikrai turi būti labai labai aiškios taisyklės, nes jeigu persiverstų, kas iš esmės priima sprendimus, tai ten būtų nevaldomas chaosas. Tai dabar apibendrinimui, ką dar patartumėt iš praktinių žinių, patarimų tėvam, kaip kuo lengviau pereiti per šios mokslo metus? Aš manau, kad tokie galbūt net du prieštaraujantis vienas kitam patarimai. Tai pirmas, būkime savo atlaidesni. Nes aš labai daug matau tėvų nepaprastai įsitempusių, kad jie suklys. Tėvystė neturi kelti tiek įtampos. Aš suprantu, kad tai yra didelė atsakomybė, aš suprantu, kad tai yra vienas svarbiausių mūsų vaidmenų gyvenime ir mums svarbiausių, ar ne? Bet reikia truputį tokio gyvenimo džiaugsmo į tai nešti, truputį pasimėgauti tuo, nebijoti suklysti. Jeigu iš esmės viską darome teisingai, tai iš esmės viskas ir yra gerai. Tai man atrodo, to tokio lengvumo, to tokio džiaugsmo tame procese kartais pritrūksta. O antra, tai iš tos pačios baimės, dėl kurios mes ir baisiai įsitempiam, mes tarsi brėžiame ribas ten, kur jų nereikia, o nebrėžiame ten, kur reikia. Nes mes tampame tais tėvais sraigtasparniais, kur ten kišasi vaikų tarpusavio santykius, aiškinasi su mokytojais, kai ten 100 metų nereikia aiškintis, bėga į visus tų vaikelių renginius net tada, kai ten, net nereikia. Yra labai normalu pasakyti, kad žiūrėk, aš ateisiu į 3 renginius, išsirink kuriuos šiemet. O ne tai, kur ten jau paknopstom, dusdamas, ten su širdies permušimais lekiu į kiekvieną ten mikrorenginuką. Yra visiškai puiku pasakyti, kad žiūrėk, aš ateisiu į 3, tėtis į 3, mes abudu į 1, išsirink į kuriuos. Tiesiog tai yra normalu, tai yra čia, kur mes galime brėžti ribą, bet tada nebrėžiame ribos, kad pavyzdžiui vaikas turi eiti miegoti laiku, nes bijome pykčio priepuolio. Ar ne? Tai man atrodo, kad reikia ir truputėlį to tokio stuburo tvirtumo ir išmokti brėžti ribas ten, kur reikia ir paleisti ten, kur galime paleisti. Tai ačiū labai už patarimus. Ačiū Jums. Dėkojame, kad buvote su Alma Master interviu su lyderiais ir palinkėsim lengvai važiuoti per šios mokslo metus. Gal tikrai taip. Su šypsena, kad ir kiek ten tos įtampėlės būtų. Tai ačiū Jums ir gerų mokslo metų.